Labas, mėlyjeji. Čia vėl su jumis aš, Laurūnas. Ir šiandieną noriu pristatyti jums eilinį kartą Akai 2 kasetinius grotuvus. Čia, va matot, yra visiems daugam žinomi Akai GX9 ir šitas labai retas Akai GX 912 profesionalų. Aš noriu jums papasakoti, kuom jie panašus ir kuom jie skiriasi šiandieną. Kaip žinom, GX Akai 9 turi 3 galvutės. Viena įrašanti, viena trinanti, viena atkuranti. Atkūrimo ir įrašymo galvutės yra stiklo ferito. Taip pat šitas grotuvas irgi turi 3 galvutės. Yra stiklo ferito mechanika pas jų identiška. Visa mechanika valdoma yra 3 motorų. Durelės elektrinės atsidaro. Va, kaip matot. Ir aukšto lygio grotuvai labai gerai rašo. Turi automatinę kalibruotę. Įdėjus kasetę paspaudus, kasetę nusikalibruoja praktiškai akimirksniu, sekundės dalis ir jisai jau pasiruošęs rašymui. Yra dar pamagnetinimo funkcija. Čia pamagnetinimo funkciją galima klausantis įrašo, kaip rašo, truputėlį aukštų nuimti, taip sakykime. Jeigu per aštriai rašosi, šiek tiek galima padidinant pamagnetinimą ir nusiima tas aukštų, kaip sakant, tas perteklius. Tai va. Ir šitam atsidaro čia, reguliuojas čia įrašymas lygis, išėjimo, pamagnetinimas, ausinės yra, galima pasijungti. Taip pat va šitam yra pedangtelė, o čia įrašymo 2, čia filtrai, tik tai čia jam įdėti kaip profesionalas vadinasi, yra išėjimas, priekį galima pasijungti įėjimą ir išėjimą, taip pat ir tenais, anoj pusėje galima irgi išėjimą pasijungti. Jam dar čia tokias yra ausis iš gamyklos pridėtos, galima prisisukti, kad čia tokias 2 metalinės ausis prisisuka ir viršui dar toks metalinis dedasi skersinis ir jisai įsikiša į tam tikrą laikiklį ten tipo, tai padarytas. Ką daugiau noriu pasakyti apie jų skirtumus. Abu grotuvai yra techniškai, parametrai jų yra abiejų vienodi. Abu turi nuo 20 iki 21 dažnį įrašymo su metalo kasete. 75 decibelai, triukšmo lygis ten yra kažkur tai 0,025 procentai, labai mažas, tai kaip sakiau, jie yra identiški techniniais parametrais. Jis sveria vienodai po 7 kg, abu sveria, jų forma tokia pati, viskas tokia pati. Visas šito grotuvo yra, manau, pranašumas, kai čia buvo marketingo tikslais išleistas, kad galėtų pasipuikuoti, kad daugiau parduot grotuvų. Jie yra abudu, aš pasakyčiau, abu broliai. Tiek šitas niekam nesiskiria. Viduj ten, kai pažiūrėsim, ten absoliučiai identiška viskas. Niekas nesiskiria. Aš jums dabar galėsiu netgi parodyti, kaip tai atrodo, kaip jie viduj ten abu vienodi yra, tai va, prašom pasižiūrėkite. Pamatot, identiški čia jie yra, iš viršaus nieko jie nesiskiria, vienas prie vieno viskas padaryta, taip kad tik tais čia, kaip sakykime, marketingo. Ir aišku, bet jisai šitas Tai va, pasitaisysiu kamerą dar. Tai va, kaip sakiau, šitas grotuvas labai retas. Nežinau, kiek jų buvo išleista, bet jeigu pasižiūrėsit internete pirkti, tai praktiškai nėra jų. Nėra. Tai va, galėjai.
ką papasakau dar apie juos. Kaip sakiau, abu jie yra automatiškai atsidarantis. Yra abiejose dainos paieška, galima paspaudus prasukinėjant suranda tarpą iki sekančios dainos. Tai va, du gražuoliukai, manau daugelis tokių norėtų ir gal ir ieškot aišku. Tai va, jeigu kas ieškot, galit susirasti mane. Netgi galit iš Akajų, aš turiu omeny, kažkokį modelį norit įsigyti ir aš galiu jums jį surasti. Paruošti, suremontuoti, jeigu reikia restauruoti. Ir jūs gausit pilnai paruoštą grotuvą ir galėsit mėgautis. Tai va, tiek šiandien turbūt, mėlieji, ką papasakojau. Jeigu norit mane rasti, tai galit parašyti elektroninį laišką a.laurūnas@gmail.com. Tai kągi, mėlieji, iki kitų susitikimų. Ate.